Mūsų mokykla turi daug bendrų projektų su Meridiano mokykla ir apie Giulemą šiek tiek esu girdėjusi ir anksčiau. Man labai patiko jo frazė, kad statykim daugiau mokyklų nei mečečių, nes mano giliu įsitikinimu, kad kiekvienos šalies ateitis priklauso nuo jaunimo ir jeigu jaunimui bus skiriama daugiau dėmesio, jeigu švietimas bus prioritetas, tai to šalies laukia iš tikrųjų šviesi ateitis. Ir man šiandien buvo labai įdomu pamatyti, kaip atrodo Giulemas, kaip vyksta jo idėjos įgyvendinant gyvenime. Ir aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu visame pasaulyje būtų įgyvendinta tai, ką jisai teigia, kad gėrio pergalė prieš blogį, kad švietimas visur prioritetas, nes jeigu žmogus bus apsišvietęs, jis tikrai niekada bus nelinkęs blogiui. Kuo daugiau žmogus apsišvietęs, tuo daugiau jame gerų idėjų ir to norėčiau palinkėti visoms šalims, kad mokyklų būtų kuo daugiau, o švietimas visada būtų prioritetas. Apie Hizmet Giuliano judėjimą man teko girdėti. Tai yra judėjimas vienijantis ne tik tai islamų tautas, bet apskritai kalbama apie jį plačiai visame pasaulyje. Ir pagrindinė filmo esmė yra tai, kad atrodytų meilė yra paprastas, abstraktus ir labai paprastas daiktavardis ir turėtų būti paprastas veiksmas, tačiau reikia atsiminti, kad meilė yra sunkus dalykas, sunkiai pasiekiamas, netgi tarp pasaulio lyderių, o šitas filmas būtent ir propaguoja meilę per švietimą, per vaikus, per studentus. Ir filmo metu buvo pasakyta, kad jeigu bus meilė, jeigu mes apkabinsime vienas kitą, tada, ko gero, nereikės politikos, nereikės partijų, nereikės karų. Tai aktualu ne tik tai turkams, ne tik tai Amerikos visuomeniai, tai aktualu visai Europos Sąjungai ir apskritai, man atrodo, meilė tai yra tas jausmas, kuris užaugina sparnus ir veda tik tai į taiką. Ačiū labai.